kokios gali būti įžvalgos toj epidemiologinėje priežiūroje. Tai yra labai trumpas pasisakymas. Mūsų skyriuje kabo aprašymas informacija ligoniui, kaip neužsikrėsti žarnyno infekcijos. Šitą informaciją kabo turbūt 20 metų. Mes esame, atsiprašau, labai užsiėmę, tiesiog nepersispausdinam. Ir galbūt dabar jau reikės įjungti rezidentus, jie yra šaunuoliai, ir pabaigti šitą darbą ir papildyti. Tai pacientai skaito ir tie, kurie sugrįžta, ir jiems yra labai reikalinga informacija. Tai atmintinė ligoniui. Ir mes iš tikrųjų turime užtikrinti, kad ligonis turėtų kur pasiskambinti ir pasiklausti ir pasikalbėti, kaip jam elgtis, saugiai elgtis. Tai kadangi lemblijų vaikučių tarpe yra daug, tai kaip atrodytų atmintinė ligoniui? Lemblyje yra vienaląstis gyvūnas, kuris gali sukelti viduriavimą ir pilvo skausmus. Plinta, kai naudojamas užkrėstas maistas ir gėrimai arba per artimą kontaktą su užkrėstuoju. Užkratas randamas žarnyne, paprastai šalinasi su išmatomis. Ir kad aptiktume lembliją, reikalingas išmatų mėginys, kuris su mėginio lazdele įdedamas į specialų mėgintuvėlį su formalinu. Dėmesio deginantis tirpalas. Žiūrėk, kad vaikai nepaimtų į rankas mėgintuvėlio. Užkratas taip pat gali būti randamas ant apatinės pilvo dalies odos ir apatinių rūbų. Tad visados turėkite mintį, kad lemblija lieka ant rankų po apsilankymo tualete arba kai kitokiu būdu palietėte apatinės pilvo dalies odą arba apatinius rūbus. Kad užsikrėstumėte, užkirstumėte kelią kitų asmenų užsikrėtimui, jūs privalote laikytis šių elgesio taisyklių. Lemblija perduodama per maisto produktus ir vandenį, kuris užkrėstas parazitais iš išmatų, todėl jūs turite būti atidus rankų higienai, tai ypač svarbu po apsilankymo tualete ir liečiant maisto produktus ir vandenį, kurie bus kitų naudojami. Kruopščiai nuplaukite rankas su muilu ir vandeniu, atskiras muilas arba skystas muilas po apsilankymo tualete. Naudokite atskirą rankšluostį arba vienkartinio naudojimo rankšluosčius. Jei jūsų darbas susijęs su neišpakuotais maisto produktais, ypač svarbu, kad jūs būtumėte atidus rankų higienai. Pagal sanitarinių normų taisyklės jūs privalote pranešti darbo vadovui apie užsikrėtimą. Maži vaikai su lembliozės diarėja neturi lankyti darželio. Jei jūs turite lauko tualetą, kruopščiai laikykite sveikatos apsaugos nurodymų dėl kompostavimo arba kitokio išmatų apdorojimo. Jei jūs dėl ko nors abejojate, pasitarkite su savo rajono gamtos apsaugos arba sveikatos apsaugos inspektoriais. Kvietimas. Saugaus elgesio atmintinės, aiškus aprašymas, prieinama informacija, aiškinimas paprastas elementarus, draugiška pagalba, infektologo, epidemiologo komanda. Ačiū uždėmesi.